Kai paklausau pačių ukrainiečių, o jų aš paklausau, įvairiausių, kaip dažnai sakau, tai jie kuo toliau, to blogiau kalba apie europiečius. Sako, o kur ta jūsų norinčių koalicija, tiek čia daug kalbėjo. Nepakanka vien rėkti, kaip ten Šakalienė ar kam nors. Gerai yra rėkti, bet to nepakanka. Kurgi kariai, kurgi kariuomenės, kur ten tie išaldyti milijardai, kur? Nėra. Žodžiu, ukrainiečiai po truputėlį nusivylė, turint omenyje, kad tai yra visiškai užblokuota informacinė erdvė, tai mes net ir tikrosios situacijos nežinome. Nepakankama, kad ten nuvažiuoja, štai pavyzdžiui, koks nors Nausėdos Budrys į Chersoną, dar kažkur, lankosi, kur labai pavojinga, pats žiauriausias karas nuo Antrojo pasaulinio karo, štai vyriškis drąsiai važiuoja, čia atsistoja, pažiūrėkim, kurgi tas Nausėdos Budrys. Jis per vidurį stovi Nausėdos Budrys ir jis čia nuvažiavo ir susakė visas krestomatinės savo tiesas. Maža to, Nausėdos Budrys Odesoje pranešė, kaip išleisti eurai padeda priešintis Rusijai. Matot, čia stovi Nausėdos Budrys, pirštą iškėlęs ir aiškina irgi visas tiesas Nausėdos Budrys. Bet patys ukrainiečiai, aš kiek stebiu, tai apskritai apie Lietuvos politikus iš esmės nekalba apie jų žygdarbius. Nežino, kas tie Lietuvos politikai, nors pas mus Lietuvoje nušviečiama, taip tarsi viso pasaulio, ne tik Ukrainos dėmesys sukoncentruotas į Lietuvą. Deja, taip nėra. Maskaliovienė pranešė apie naują Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimo etapą atgrasymo srityje. Atgrasymo srityje, tai ten visokie gynybiniai momentai. Tai čia pažiūrim tą Maskaliovienę. Čia šita Maskaliovienė susitiko su Japonu, pasikalbėjo ir atgrasymo srityje bus padarytas proveržis. Aišku, man būtų smagiau, jeigu pabendravus su Japonais, ten Lietuvoje atsirastų kokia nors ten gamybos linija ir gamintų aukščiausios klasės, ką Japonai moka, kokią nors tenai audio techniką, pavyzdžiui, ir taip toliau. Bet ne, apie atgrasymą. Pasikartosiu. Porą metų mes kovojom su nematomu priešu, tai buvo pagrindinė žinios. Nuo ryto iki vakaro, tą gerai atsimenate, tokia fašistinė situacija. O po to kova su matomu priešu. Ukraina. O visa kita lieka kažkur taip šone. Taigi dabar pasižiūrėkim, kuo užsiima Vilniaus valdžia. Kuo užsiima? Mano požiūriu, tai yra kažkas ypatingo. Vilniaus valdžia šiandien pristatys gynybinės linijos elementus – blokus, vadinamosius drakono dantis ir ežius. Sostinės savivaldybė praneša, kad kontrmobilumo priemonių parkas Vilniaus skydas įkurtas miesto iniciatyva, siekiant didinti miesto saugumą. Ukrainoje išminuotojų dirbęs Rimas Armaitis sako, kad Vilnius turi nedelsiant pradėti įrenginėti gynybinę liniją. Reikia normalios gynybinės linijos, apie ką mes ir šnekam. Gynybinės linijas turi sudaryti, sakykime, prieštankiniai griuvai, drakono dantis, kontroliuojami minų laukai, prieštankiniai minų laukai, priešpėstiniai minų laukai ir toliau įtvirtintos gynybinės linijos, tada tu gali laikyti gynybą. Kitaip, ten kelių valandų, tegu pusdienio darbas jas sustumdyti. Ukrainoje dirbęs išminuotojas Rimas Armaitis. Štai tokia išminuotojo nuomonė. Tai viena svarbiausių žinių šiandien Lietuvoje. Ir štai Vilniaus savivaldybė stiprina miesto gynybą, suformuotas kontrmobilumo priemonių skydas. Pasižiūrėkim, kaip atrodo. Pristatė tų betoninių. Čia turbūt šitie yra drakono dantis. Čia turbūt tie geležiniai ežiai. Meras užsidėjęs liemenę, kad kas, darbo sauga, kad kas neatsitiktų. Interviu išskirtinį duoda, tom žiniasklaidos priemonėm pasakoja. Čia kažkoks darbuotojas, irgi atsakingas darbuotojas, prie tų blokų mūrinių stovi, viskas gerai. Kaip atrodo. Pademonstravo viską, Tikrai gražiai atrodo, nauji, nesurūdyję ir tie drakono dantis, matos, blizga, matot viršui, ten turbūt už juos kelio, už metalas ten įsūdytas turbūt yra, tai, tikrai, viskas tikrai gražiai atrodo, čia yra turbūt leidinys,
Nežinau, ar jisai tik tai viršininkams, ar ir paprastiems gyventojams, ką reikės daryti. Va čia kokie evakavimo kažkokie punktai. Va, žiūrėkit, ką mes matom. Mes matom, matot, Landsbergių lyderį Kasčiūną, kaip visada jis tokių gražių judesių kažką pasakoja. Nu, tie blokai, va, susirinko visi, prifotografavo. Pažiūrėjom, gal čia daugiau yra tų nuotraukų. Va, Landsbergių lyderis pasakoja, stovėdamas prie drakono dantų. O čia matom įvairios tokios formos, tokie betoniniai. Čia net ne dantys, čia turbūt protezai drakono. Va. Oi, nu tikrai geras vaizdas. Susirink, žiūrėkit, kiek žurnalistų, koks susidomėjimas. Praktiškai visa Lietuvos žiniasklaida sugužėjo. Bet kodėl jie su tom liemenėm, aš niekaip nesuprantu. Tai ką tie drakono dantis ir tie ežiai, ką gyvi gali pulti? Neturėtų. Va, stovi, o matai, o vaikšto meras su Landsbergių lyderiu. Nu, jie abu bendrapartiečiai. Va tikrai, sako, va tikrai geri dantis, sako. Va čia kalbą pasakė. Nu tikrai, aš žiūrėčiau. Net prieš laidą nepasižiūrėjau. Tai vien apie tai šiandien ir kalbėčiau. Tikrai geri vaizdai. Nu, čia dar kart matom didžiulį žiniasklaidos susidomėjimą. Tikrai yra ką pažiūrėti. Nu, čia jau kartojasi. Taigi, aš manau, vėlgi, tos kontrmobilumo priemonės sudėtos tuose parkuose iš tikrųjų galėtų tapti turistų tokia lankymo vieta. Šiandien per radiją girdėjau, kaip turizmo centro vairuodamas, girdėjau, kaip turizmo centro ar ten, nu, kažkokia profesionalė apie turizmą kalbėjo ir įtikinėjo, kad tikrai tikrai nereikia baimintis atvykti į Lietuvą. Čia tikrai, nu, viskas labai saugu, žmonės geri, čia karo nebus. Tai aš pagalvojau, truputėlį meluoja, nu kaip nebus karo. Karas gali prasidėti bet kurią akimirką, o šiaip datos yra aiškios. 30, 29, kai kas sako 28, kalbama ir apie 27, žinot, kaip viskas dabar greit keičiasi, gali būti ir 26, galų gale ateis ruduo 25, žiūrėkit, ir karas. Taip kad, na, aišku, šiandien žiūrint viskas ramu, viskas gražu ir tiek daug tų drakono dantų ir ežių pridėliota, tikrai saugu, bet aišku, tie, kurie važiuot ruošiasi į Lietuvą arba investuoti į Lietuvą, nu aš pagalvočiau, ar verta. Mes gyrėmės kiekvieną dieną, kad čia pafrontė zona, kad čia kausimės, kad čia mes žudysim ir taip toliau. Tai, nu, aš asmeniškai nelabai norėjau. Bet yra tokių aštresnių pojūčių mėgėjų, kuriem patinka adrenalinas. Tai va čia tie turizmo profesionalai ant to gali sužaisti šitokią pasaulinis toks taškas atsivert gali. Nežinai, kada prasidės karas, važiuoji. Neprasidėjo, gyvas likau. Ir vat toks, kaip sakoma, atrakcionas. Iš kitos pusės žiūrint, kalbant šiek tiek rimčiau, po tos purvinos Landsbergių epochos, kuri dabar bujoja, na, be abejo, Lietuvos lauks tokio olaus apsivalymo laikotarpis. Ir aš čia kalbu apie apsivalymą ne taip, kaip kalba Landsbergių bendruomenė, kad jie tenai kažką žudys. Ne, aš kalbu apie tai, kad reikės labai daug ką išliuopti. Vat visa šitas, aš pavadinsiu vienu žodžiu, šiukšlės. Vat tos drakonų dantys, tuos ežys, nu ar ten juos perdirbti, reikės kažkur panaudoti, nežinau. Visą juk tai reikės išvalyti, be jokios abejonės. Aš jau nekalbu apie tai, kad vakar žiūrėjom, kad reikės labai daug ką atstatyti tiltus, kurių vieni sako 121, kiti sako 172 yra kritinės būklės, jau ten normaliai negalima per juos važinėti, reikia atsargiai, keliai prasti, bet visą tai reikės atstatyti, išparceliuotus fabrikus reikės atstatyti. Labai daug laukia darbų po Landsbergių epochos ir be abejo, kaip jau minėjau, ir apsivalymo.